Labas rytas. Šiandien yra rugpjūčio 12 diena. Ir ką, šiandieną keliaujam į Hirštadą. Kur čia taip kreivai dabar? Ne šitaip, o šitaip. Tai vat. Tai ką, gerai išmiegojom 8 valandas, atsikėlėm 8, viskas, už kelių minučių plaukiam toliau, gaunasi toksai motor sailing, kadangi štilius visiškas, 2 tik tai mazgeliai, bet gali būti kaip ir vakar, gali atsirasti ir 18 iš kažkur tai. Kaimukas, taip, miegojom štai tokioje vietoje, aplinkui kalnai, bet jau geras aulas čia irgi jau, kaimas toksai jau. Kaip sakant, aplinkui kalneliai, oras fantastiškas, šilta, vėjo nėra ir šiandien nusimato toksai plaukimas palei pat fjordus, labai per siauras tokias atkarpas, tai kažkokio kitokio veiksmo nepažadu, bet gražių vaizdų manau, kad tikrai bus. Tai va, 30 jūrmilių, manau, po pietų turėtume pasiekti Hirštadą, o ten jau yra didelis miestas palyginus, nu kaip didelis miestas, nu toks vienas didesnis už šitą. Tai būsim po pietų, eisim tenai pasidairyti. Tai va, kol kas tiek, motoras jau užkurtas, varikliukas šyla, įsidirbinėja, tepalų daug nevalgo, ryte patikrinau, tai mes išplaukiam ir gaminsimės pusryčius jau plaukdami. Ką dar čia parodyt, labai naktį siubavo laivas, nes štai čia miega keltai. Va, prašau, jie praplaukė, nors ir lėta jėga, bet vis tiek, laivelis taip gerai siubuoja. Tai va, kol kas tiek, reportažėlių paskui daugiau bus. O, arbatėlė jau paruoštos, arbatėlės, kavytės. Navioniksas užstatytas ir keliaujam. Lendam į fjordą, o fjorde jau gyvenimas, nu va. Ir kalnai visai kitokie jau, miško zona iš karto matosi. O, miestelis, dabar darysime posūkį va ten va, štai va. Gražu, gražu, jau tokios kalvelės, jau tokios draugiškesnės, į kurias galima jau ir sulaipioti be problemų. Viską. Atplaukė dar vienas laivas iš paskos, bet jau laivelių mažai yra iš tikrųjų. Jau šiaurėje taip tų buriuotojų ne tai, kad mažiau, bet toks veiksmas jau mažesnis trupučiuką. Papypinkit. Gal žiūri, aš matau. Papypinkit. O, jėga! Paprašiau, kad pasignalintų. Pasignalino. Užleidom kelią mes jiem. Jie dideli greitai juda, o dabar vėl grįžtam. O, aš čia sėklės iš karto. Aqua Lady davė signalą, nu ačiū. Va, su tokiu mediniu laiveliu jarkti tai būtų super, nebaisus nei ledai, niekas. Aišku, ir su šitų nėra baisu, ten jų nėra tiek daug, vis tiek, kai yra ledas, tai tu plauki labai atsargiai, bet kokiu atveju. O čia aš žiūriu, kad čia tai medinis visas, bet labai dailiai skrodžia vandenį. Bangelės, kaip matot, ne jokios, vėjukas minimalus, o laivelis labai gražus. Jau kalnai šiek tiek mažesni, tokios kalvos ir jau miško zona. Tai daug mieliau akiai negu tos akmenėtos uolos tokios. Iki Hirštado liko kažkur tai 10 jūrmilių. Atvykom į Hirštadą, va, ieškom dabar, kur čia švartuotis. Atplaukė vieną šitą žvejybinį laivelį, praleidžiam trupučiuką. Ir bandysim įplaukti į uostą. Žvejai grįžta į žūklės.
uostas. Taip, žiūrim, kur čia mums švartuotis dabar. Jaučiu, kad priekyje ten, matau, yra vietos, o ten ir bandysim, mėginsim papult. Yra karstai? Yra. Na ką, yra ir pirčių. Bus ir pirčių, eisim vakariai pirti. Prisišvartavom Harštade. Mačiau, yra žuvies turgus. Va ką tik žvejai grįžo iš jūros su laimikiu. Tai einu pats pažiūrėti ir jums parodyti, ką jie ten gero pagavo. In one day? No, that's for today, the tops for today, and all that's underneath the ice is from yesterday. Oh, okay. I think they did about 750 to 950 kilos yesterday. 150? Yeah. In how? The biggest fish today are hanging there. O, per vieną dieną 150 kg. Čia šviežia, o po ledai sakė vakarykštės dienos. O, čia vyrai darinėja iš karto. O, kaip čia. O čia vat yra didžiausias menkė, šios dienos didžiausias, kokias pavyko pagaut. Pakabinto šitaip va. Prašau. Fish this big. Aha. Yeah, that's okay. Aha. These are small. These torsk here, they're too big. These too big. Aha. That's too big. They want them this big because they put them in the polystyrene Yes. containers for the exports. If the fishermen want them that big because those are like €100 each. Oh, 108? €100 each. Okay, understand. And these are good. And they are fishing with nets or No, rods? Fishing rods. They're all sat down with the fishing rods there. Okay. Prisižiūrėjau vaizdų įspūdingų. Sužinojau informacijos, lietuvaičių sutikau. Šaunuoliai tokį dirba, aukštalipiai, užtikrina Norvegijoje, kad būtų puikus ryšys ir internetas visur. Atvažiavo komandiruotis. Tai vat, pripasakojo man čia visokių reikalų, su žvejais pakalbėjau. Nu geras. Trumpas vakarinis reportažas. Buvom pirty, o priešais mūsų uostą, kur pasistatėm laivą, yra tokia pitis. Bet parodysiu. Va štai ten. Va, toksai namelis su šviesom. Tai va, o rytoj tą pačią kryptimį toliau judėsime link Tromso. Vakaras tykus, praktiškai 1-2 mazgeliai maksimum. Apsistojom va čia tokiam svečių uoste. 30 eurų naktis. Dušas neaišku kur. Bet štai būnojom į pirtį. Tai gerai pasipirtinom viską. Biškį vėsoka. Šiek tiek. Tai pakūriau webastą. Tai dabar laivelį šilta, sausa. Padžiojom visus rankšluosčius, trusikus, šlapius. Ir labai greitai išdžiūsa toje spintoje. Valanda gera ir praktiškai sausa, gal net greičiau dabar galvoju. Na ir viskas. Ir toks labai nuostabus vakaras, vėsus, ramus. Ir eisime ilsėtis, o rytoj nuo pat ryto toliau kirsime viršų. Tai toks trumpas vakarinis reportažas. Daugiau nieko čia nefilmavau. Įprastas miestelis toksai, tik daug didesnis negu vakar, kad buvom. Nieko labai tokio įdomaus. Gal miestelį labiau Tromso pafilmuosim, jau kai ruošiu laivą žiemojimui. Reikės nupirkti ir tokių kanistrų tentui, ir gikui atramą tokią. Nu, vienu žodžiu, bus dar tokių pirkinių vairiausių. Tai iš ten bus reportažų. O ryt nusimato plaukimas, tai manau, kad ryt pasimatysim. Kokį trumpą reportažą tikrai sumesiu. Viskas. Labanakt. Labas rytas. Nu va, po pirties gerai išmiegota.
Viskas, šiandien oras geras, dangus giedras. Va ten vaizdas jau superinis, jau matau geras, vėjuko nėra. Kas nėra labai gerai, bet tykiai paplauksim su motoriuku. Motor sailing, jau pripratę, jokia problema. Šiandien numatę nuplaukti apie 50 jūrmilių, ten vakaro turėtume būti. Jei kas bus įdomaus, pafilmuosiu, pareportažuosiu ir jums parodysiu. O dabar plaukiam, pusryčiai bus pakeliui. Paliekam miestelį, 8 valandas. Visai gražioje vietoje čia gyvena, čia tokios kalvos, kur jau ir miškai yra, viskas. Aišku, ten tai jau ne, ten jau kalvos kaip priklauso. Nu jo, vaizdas jau truputėlį kitoks, jau kalnai netokį status, netokiom aštriom viršūnėm, įsiskleidžia abi dvi burės, turim 6,5 mazgo, tai vėjukas taip papučia 8 mazgeliais, tai vis tiek turim laikyti variklį šiek tiek įjungę. Bet daug geriau negu plaukti be burių, vien tik tai motoruoti. Lauke taip apie 12 laipsnių šilumos tik tai, nors saulė šviečia, bet vis tiek vėsoka ant vandens. Bet ne vėjuko, nieko, absoliučiai. Tik aplinkui gražus labai kalnai tokie. Nu, prašau. Nu, fainas toksai plaukimas, fainai ir pamotoruoti kartais. Lygus vandenėlis. Oi, gerai čiandenio. Va, viena burė išslysta. Gerai čiandenio. Patogu pagulėt, pasėdėt, saulutėje pasišildyti, va su liemenė pukinė. Tai va, dabar plauksim šiandieną iki 5 valandų vakaro kažkur tai. Gal reikės eit kažką tai paskaityti. Bet sėdim ant laivo denio. Kojas nuleidęs, galvoji kažką, filosofuoji. Būni su savim, su savo mintim. Relaksuoji žiūrėdamas į šitus gamtos architektūrinius paminklus, kalnus. Jo, geriausias architektas tai turbūt gamta. Tiek čia pristatęs tų kalnų. Jo, labai gražu. Toks oras, toks lėtas plaukimas, tai taip tikrai labai ramina. Galvoju, kaip čia nereik niekur skubėti, iš palengva, visko, tai labai fainai, tikrai. Kai nereik skubėti, tai yra super. Atsiguliau ant denio. Pažiūrėt, kaip čia atrodo, kaip čia plaukiam, gal nufilmuot kadriuką. Ir suprantat, ką žiūriu? Įdauža. Va štai čia, va, jeigu matosi. Niekaip nesuprantu, kaip atsirado, absoliučiai. Niekur kietai nekalėm, nieko. Ir dabar, aišku, reikės sutvarkyti, kad išvengt osmozės viską. Tai va, dabar galvoju, kaip čia reikės daryti. Priemonių turiu. Principė darbų prie laivo, tai visada atrasti didesnių ar mažesnių tokių, kur čia reikia patvarkyti, pataisyti. Nu, įdomu, gerai, nauja patirtis. Čia šiaip tokioje vietoje tai nieko, čia borto kampas yra, čia ne pats laivo korpusas, ta prasme pats laivo korpusas, bet aukštai labai palyginus, čia va, bortas labai matau kietas, čia yra ir gelkautos sluoksnis, ir stiklaudinio, tai čia ne tas apatinis korpusas, kad ten pramušis skylę kažkas tai ir pradės bėgti vanduo. Čia tai kosmetiškai tik patvarkyti ir viskas. Na, šiaurės paukščiai tikrai neleis jaustis vienam. O, duoda jie čia koncertų. Žuvėdros, tai su tais juodais nelabai draugauja. Juos atrodo toks vaizdas, kad net gaudo. Nežinau, kas čia per paukščiai, bet jie labai gražus. Tokie apvalūs buki snapai. Va, pamato, iš karto neria. Oi, koncertuoja. Lauke vėsų. Trupučiuką, nors ir saulė šviečia, bet su liemenė. O, išnėrė vienas. O, ei, tu pritrauk, tai aš jums čia prifilmuočiau vaizdelių, dar geresnių. Pukšt, nėra, dingo.
niurkas daro jie. Pirmai delfinus mačiau vanoj pusėje. Na. O, norėtų vėjarodę tą irgi paimti. Čia va sėdžiu. Turiu žiūronus pasidėjęs. Tai pasiemu žiūroniukus ir mes žiūrim, va, kaip čia kas atrodo. Taip va ir leidžiu dieną, motoruodamas į Tromsą, ant denio. Dabar skaitau, kaip reikės čia, domiuosi, kaip reikės tvarkyti laive tą gelkautą. Ta vat būtent įdaužimą. Visur reikia laiko. Nu ir žinių, aišku. Nėra visai vėjo. Tai atėjau į laivo priekį, iš tikrųjų labai geras oras, truputėlį padirbėti, kadangi yra nulaužtas dešinio borto žibintas, tai reikia dabar atsukti ir o dabar atsukinėjau tokius varžtelius. Vaizdelis pirmiausia. Vaizdelis, va, plaukiam į tokį vaizdą, bus kairiam krante toksai, matau, miestelis, kaimukas. Čia vaizdai va tokie va, o čia vaizdai va tokie va. Šitą visą va plokštelę, šitą plokštelę reikia nuimti. Tai va, vieną varžtą atsukau ir tada galėsiu užsimti remonto darbais. Tai va, kol jos nepadariau, kol jos nenuimiau, tol negaliu pritvirtinti žibinto. Reikia, kad būtų viskas techniškai tvarkinga. O paskui jau eisim prie tos įdaužos. Ten bus sunkiausia dalis. Tai va, techniškai nuimta. Ir esmė ta, kad va, lempai įsikiša va šiti va. O jie yra prikniedyti ir reikia juos gražinti atgal į lempą kažkokiu būdu. Na, eisim galvot, kaip čia padaryti. Čia gražiai viskas nusėmė, viskas techniška. Reikės sutvarkius gražinti atgal. Va šitie turi įsistatyti šitas skylės, nes jos išrautos praktiškai yra. Va, ir šitaip reikia jas gražinti dabar. Ir nežinau, kaip čia man pavyks. Kaip čia man pavyks viską grąžinti savo vietas. Šitaip. Yra laiko dabar, kol plaukiam. Nieko smarkiai neveikiam, geras oras. Reikia įsimatuoti iš tikro, koks ilgis yra mano inkaro grandinės. O to pamatuosiu. Čia yra raudonai sužymėta, kaip matot. Ir iki ten. Viso yra 5 metrai, taip spėju. Nu, neturiu jokio metro, žinokit, tai meškerės ilgis 210, tai va. 210 ir čia 210, 420 ir 80, vadinasi 5 metrai. Tai dabar bus viso 10. Grandinės inkaravimuisi turiu tik tai 30 metrų, vadinasi, maksimaliai galiu inkaruotis 6 metrų gylyje. Kad būtų dar kokie 5 gyliai, mažoka. 6 metrai tai nedaug, jeigu inkaruočiausi 10-12, tai jau reikėtų bent 50-60 metrų, tai vadinasi dar pusės tiek reikia. Taip, ypač Norvegijoje, kur gyliai tikrai nežmoniški, žiauriai dideli, tai čia ras tokius gylius sudėtinga. Pietums valgom, taip, šonkauliukai, pupelės ir bulvytės, o kažkas biški naujo jau. Atplaukiam link uosto. Čia taip palei pačią pakrantę mastelis. Boja viena, tik tai vienu žodžiu. Naviguok kaip nori. Inkaruotis draudžiama. O čia taip atrodo. Prie pat varom. O įplaukimas siauras. Įplaukimas siauras. O. Dugnas matosi kuo puikiausiai. Vandenėlis tai gero skaidrumo. Koks uostukas. Jo. O, prašau. Dugnelis. Viskas, reikia žiūrėti, kur švartuoti. Svečiams skirtas pirsiukas. Bandysim čia prisišvartuoti. Va, už šito žmogaus. Arctic Vision. Šitaip ar matosi? Matosi. Ne čia. Bet eiktų. Pilna jų šakės. Va. Aš manau, kad taip. Jo, daug geriau jie polarizuoti yra. Aš pabandau kamerą įdėti per akinius.
Biškį uždėsiu, gal sufokusuot turėtų. Pažiūrėsim, kaip atrodo paskui per kompą. Nu, gerai atrodo. Žiūrėkit, kokios mažos žuvytės. Nu, tikrai. Palikau laivelį kamerą, su kuria filmuoju. Bet telefonas ne ką prašiau filmuoja, taip pat 4K. Tai va, esam apsistoję tokiame miestelyje, uostelyje ir miestelyje. Toks ganėtinai jaukus, labai nedidelis, skirta laivams kokios 6 vietos tik tai. O čia yra dušas, tualetas, skalbimo mašina ir kiti patogumai. Tai vienu žodžiu nusiprausėm, pavakarieniavom, viskas, eisim ilsėtis, rytoj keliam kokią 6, kaip visada automatiškai prabundam ir judėsim link Tromso. Tai iki Tromso bus kažkur 47 jūrmilės, tai manau ilgai netruksim, kokios geros 8 valandėlės ir būsim vietoj. Už manęs kirai medžioja mailių, mažas žuvytes, šokalai vandenį snapu taip neria ir pas kiekvieną snapelyje po mažytę žuvytę tokią. Tai va, tai stebim tokius vaizdelius, klausome tokius garsus ir einame miegoti. Tai labanakt.